W imieniu ALDE głos zabierze pani Dičkutė, 2 minuty, proszę. Gerbiami kolegos, aš sveikinu pranešimo autorę ponę Grioner ir pasiektą bendrąją poziciją. Džiugu, jog naująją programa jau nuo kitų metų galės pasinaudoti ES kaimynių – Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Šiaurės Kaukazo šalių jaunimas. Narystė ES turi įtakos daugybei dalykų vykstančių šalių narių gyvenime. Jaunimas, jo dabartis ir ateitis, iššūkiai ir problemos neišimtis. Tiems 170 milijonų jaunų žmonių gyvenančių Europoje pasisekė dėl daugelio dalykų. Judėjimo laisvė, mokymosi ir įsidarbinimo įvairiose ES šalyse galimybės, užsienio kalbų įgūdžių lavinimas, tarpkultūriniai mainai ir taip toliau. Tačiau tuo pat metu visi išvardintieji privalumai kartu yra ir iššūkiai bei uždaviniai, su kuriais susiduria bei privalo spręsti šiandieninė vis labiau senstanti Europa. Sparčiai senstančios Europos problemą paminėjau ne šiaip sau. Tai nuoroda į tai, jog turime aiškiai suvokti ir realiai įvertinti jaunimo svarbą, aktyviai įtraukiant juos į ES politikos ir raidos procesus. Lisabonos strategijos tikslų įgyvendinamas yra sureikšminamas kaip itin svarbus veiksnys jaunimui. Tačiau nevalia pamiršti, jog jauni žmonės patys turi didelės reikšmės tuos tikslus įgyvendinant. Investavimas į jaunus žmonės yra vienas iš kertinių akmenų, norint pasiekti spartesnės plėtros bei darbo lygio augimo Europoje. Žinoma, labai svarbu, kad pačios šalys narės atitinkamai reaguotų į Europos tarybos rekomendacijas ir imtųsi konkrečių veiksmų. Žinome daugybę gerų programų pavyzdžių, tačiau nedaugelis buvo įgyvendintos iki galo. Tam reikalingas glaudesnis jaunimo bei politikų dialogas ir bendradarbiavimas tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu. Į jaunimą privalu žiūrėti ne kaip į naštą, o kaip į stiprią jėgą. Mūsų tikslas – stiprinti jaunų žmonių pasitikėjimą aukštų Europos institucijų bei valstybių narių deklaruojamais tikslais, idant jiems nereikėtų abejoti plačiai deklaruojamų supratimu dėl jaunimo svarbos ES ekonominiam augimui, plėtrai ir stabilumui. Ačiū.